Ką toliau? Toliau mes turim tokį japoniuką. Kai firmos. Nerudinis plynas. Smagus. Taip pat įvertinčiau gal 59-60 garsą. Nu, sakyčiau, šitie peiliai yra išbandyti. Tiek mano, tiek žmonių išbandyti, tai ir labai geras plynas, labai gerai vertinami. Aš karts netikiu, kad toks gali paprastas peilis būti taip toks fainas pjaustymas. Taip pat santoko, tiek patogia rankena. Plastikas, aišku, man nepatinka plastikai, asmeniškai. Man medis patinka, bet ėmė jis limpa rankoje. Va toks santoko peiliukas. Kasdienais pjaustymai, kurie nenori peilių prižiūrėti, sakyčiau, kurie sako, ai, nevalysi, pofik, neplauta, nevalyta, pametas, dar kažką, va. Tokie peiliukai jums. Tai žodžiu, jokios priežiūros nereikalauja. Svarbiausia, aišku, nedaužyti ten kažkur į kaulus, nedaužyti tarp šaukštų, nemest šakučių, ten, peilis turi atskirai būti, vis tiek. 55 eurai pardavimas, net su profesionaliu galanimu. Čia yra žiauriai pigiai. Bet jūs galite, manau, dar pigiau. O gal daugiau sustatysit, negu pardavimo kaina. Būtų labai malonu, kad nors turbūt nėra tai buvę. Statom, laimim, įsigijam, iki.